Labą dieną, tai Ignalinos televizijos informacinė laida, kviečiame žiūrėti. Jaunimui šiais laikais atsiveria daug įvairių galimybių, viena jų jaunimo mainų programos, suteikiančios galimybę keliauti, pažinti kitas šalis ir žmonės. Apie įspūdžius iš stovyklos Suomijoje, į kurią vyko pagal jaunimo mainų programą, dalyjasi Ignalinos gimnazijos abiturientė Kristina Laurinčiukaitė. Šiais laikais jaunimui atsiveria daugybė galimybių mokytis, siekti savo tikslų, keliauti, pažinti kitas šalis, žmonės. Viena iš tokių galimybių yra ES veikiančios jaunimo mainų programos, kuriomis jaunimas skatinamas pažinti įvairių šalių kultūras, tobulėti. Ignalinos gimnazijos abiturientei Kristinai Laurinčiukaitei dalyvavimas pagal jaunimo mainų programą Suomijoje Nykarleby mieste surengtoje stovykloje paliko daug įspūdžių. Tu dalyvavai jaunimo mainų programoje. Kokia tai programa? Tai yra tarptautiniai jaunimo mainai, finansuojami ES įvairių projektų, kurie dirba su jaunimu. Tie projektai yra skirti būtent jaunimui, kurie skatina aktyvę jaunimo veiklą, integraciją į ES veiklą taip pat. Ir šis projektas buvo finansuojamas būtent ES projekto Veiklus jaunimas. Kaip tu susidomėjai šitą programą, šituo projektu? Pirmiausia, aš jį radau visiškai atsitiktinai. Kristina pasakojo, kad naršydama internete paieškos laukelyje netiksliai įvedė žodį, tačiau ją sudomino pasirodžiusios nuorodos. Perskaičiusi programą, jie iškart susidomėjo. Taip atsitiktinumas tapo įdomios kelionės pradžia. Pirmiausia, susižavėjau dėl to, jog šis projektas vyksta Suomijoje, o aš jau kurį laiką domiuosi pačią Skandinaviją, ypatingai Suomiją. Tiek Suomija, tiek Suomijos kultūra, tiek suomių kalba. Ir tiesiog tą akimirką, kai perskaičiau pačią programą, patį projekto aprašymą, aš nusprendžiau parašyti anketą, kaip ir užklausą, kad galėčiau dalyvauti šiame projekte. Tačiau vis tik nesitikėjau, kad mane išrinks, kad aš pateksiu į šį projektą. Tačiau po kelių dienų gavau elektroninį laišką, jog esu atrinkta. Kadangi Kristina nelabai tikėjosi, kad pavyks, niekam apie tai net neužsiminė. Todėl žinia, kad ji gali vykti į Suomiją, buvo staigmena ne tik jai, bet ir jos mamai. Kita vertus, tokios galimybės praleisti negalima. Kristinai reikėjo sumokėti tik už bilietus į vieną pusę. Tai lyg garantija, kad dalyvauji programoje, sakė ji. Visos likusios kelionės išlaidos buvo padengtos programos lėšomis. Tu minėjai, kad projektas yra skirti veikliam jaunimui. Kokie žmonės buvo susirinkę ir dalyvavo šitoj programai? Pirmiausia, tarkim mūsų šalies komanda, lietuvių komanda buvo tikrai įvairių žmonės. Įdomus faktas, jog aš buvau pati jauniausia iš visos komandos, vienintelė nepilnametė. Kiti komandos dalyviai buvo vyresni, kai kurie studentai, kai kurie jau pabaigę universitetus, kai kurie šiaip mėgsta keliauti. Kiek buvo vyriausiam metų? Vyriausiam buvo 25 metų žmonės. Tuomet iš kitų šalių buvo komandos, kurias sudarė maždaug mano amžiaus žmonės. Mano amžiaus jaunimas tiesiog iš Suomijos, Rumunijos ir Maltos. Stovyklos dalyviai aktyviai leido laiką plaukiodami kanojomis, iškilaudami nuotykių parke bei maudydamiesi tikroje suomiškoje pirtyje. Kristina pasakojo, kad maltiečiams tai buvo visiškai nauja ir nepatirta. Dar vienas šios stovyklos tikslas – geriau pažinti vieniems kitus ir šalis, iš kurių atvyko. Tad kiekviena komanda turėjo parengti savo šalies pristatymą. O ką sužinojot apie kitas šalis, pasižiūrėję jų pristatymus? Sužinojom, jog Suomijoje, man labiausiai įstrigęs faktas buvo toks, jog Suomijoje kiekvienas jaunuolis turi traktoriaus teisės arba moka vairuoti traktorių. Jie tai labai gražiai iliustravo savo filmuke, kaip važiavo tiesiog laukų dirbti. Taip pat apie Rumuniją Rumunai padarė tokį kaip ir pristatymą, kuriame pristatė galbūt savo, nežinau, kaip pasakyti, ne istoriją šalies, bet kuo Rumunija yra garsi.
tuos istorinius faktus, kuriais yra garsi, tai be abejo paminėjo ir Drakulą, ir šiaip kažkokius įdomesnius faktus visų dabar tikrai negalėčiau prisiminti. O apie Maltą sužinojome tai, jog jie turi 2 valstybinės kalbas, viena iš jų yra anglų, jų antroji gimtoji ir jų pirmoji gimtoji kalba yra maltiečių, kuri yra galbūt 4 ar 5 kalbų kaip ir miksas toksai. Stovyklaudami Suomijoje, programos dalyviai be abejo turėjo galimybę geriau pažinti šią šalį ir jo žmonės. Jaunimas, kaip ir pas mus, domisi sportu, o laisvalaikiu stengiasi užsidirbti. Tam yra sudaromos visos sąlygos, pasakojo Kristina. Suomiai labai draugiški, nuoširdūs ir atviri žmonės, tvirtino ji. Kaip tu manai, ką tau davė šitas projektas? Pirmiausia ir svarbiausia, tai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi įvairiose gyvenimo srityse. Tai pirmiausia, bendravime su kitais žmonėmis, taip pat kalbėjime prieš auditoriją. Ir šiaip, tiesiog projektas išmokė mane jaustis galbūt laisvesnė. Jaučiuosi tikrai daug laisvesnė ir tikrai labiau pasitikiu savimi įvairiuose gyvenimo aspektuose. O kaip tu manai, kokios projekto veiklos tau padėjo tai atrasti tą pasitikėjimą savim, laisvumą? Komandinės užduotys, kuriuose reikėdavo pasiskirstyti, kad būtų kuo skirtingesni žmonės. Kad nebūtų, tarkim, daug žmonių iš vienos šalies, kad būtų tokios mišrios grupės. Ir kai reikėdavo, tarkim, pristatyti kažką arba atsakyti klausimus, savo idėjas išreikšti, nes tam reikia pasitikėjimo. Tai buvo pirmoji tavo kelionė į užsienį? Į užsienį ne, tačiau tokio tipo tai pirmoji. Ar jinai, sakykime, įdomesnė, ar jinai buvo geresnė negu tos ankstesnės kelionės? Galbūt pažintinės kelionės po užsienio šalis. Ir šitas dalyvavimas projekte. Trumpai tariant, tai buvo geriausia savaitė mano gyvenime. Ir tai tik tai man galbūt atvėrė naujas duris, naujas galimybės, nes turiu dabar daug labai gerų pažįstamų, įvairių draugų ir tiesiog tikiu savimi. Jeigu pasitaikytų vėl galimybė kur nors dalyvauti panašiame projekte, ar norėtum? Galimybių, tiesą sakant, yra daug. Panašaus pobūdžio projektų yra nemažai. Aišku, jie būna skirtingų temų, skirtingose šalyse. Ir aš esu suplanavusi, jog kitą vasarą tikrai nuvažiuosiu bent į vieną projektą. Jei susitaupysiu pakankamai pinigų, bent porai projektų, o jeigu ne, tai bent jau į vieną. Verta jaunam žmogui dalyvauti tokiuose projektuose? Tai yra neįkainojama patirtis. Kristina užsiminė, kad baigusi gimnaziją, ji planuoja studijuoti skandinavistiką. Tačiau ne tik dėl to ši kelionė jai paliko tokį didelį įspūdį. Svarbiausia tai, kad išmokau labiau pasitikėti savimi, tapau drąsesnė, laisvesnė, sakė ji. Turbūt čia ir slypi tikrasis kelionių žavesys. Juose pažįsti ne tik kitus žmonės, kitas šalis, bet ir patį save.